Sveiki, čia vėl Justina Vaslevičiūtė ir pirmadienio pokalbiai su Justina. Labai džiaugiuosi šiandien turėdama svečią Lolitą. Lolita šiandien nori mums papasakoti apie savo verslą iš visos širdies ir aš trumpai ją pristatysiu. Lolita kuria projektą Mes mylimos, kurio tikslas yra sukurti bendruomenę, kurioje dalinamasi gerąją patirtimi, kad moteris jaustųsi mylimos, saugios, palaikomos, unikalios, nes tai įkvepia judėti tą linkmę, kurią norisi ir giliai gydo. Taigi, Lolita, džiaugiuosi, kad esi čia. Ir pirmas klausimas, kurį noriu užduoti, tai kaip atsidūrei ten, kur dabar esi, kaip prasidėjo šitas projektas? Viskas prasidėjo turbūt labai seniai. Iš tikrųjų, jeigu galima sakyti, kad seniai man gali būti, bet kiek aš save atsimenu, tai viskas prasidėjo nuo to, kad mano mąstymas buvo labai destruktyvus ir iš čia ateidavo labai daug tokių negatyvių emocijų, kurios labai sunkiai mane veikia ir aišku, visą tai atsiskleidė mano gyvenime, mano gyvenimo būde, kas vyko, kur aš buvau, kaip aš bendravau su žmonėm ir taip toliau. Ir to buvo labai daug ir buvo labai sunku. Kol galų galiai įvyko tas lūžis, kad viskas jau buvo man riba ir kai norėjosi stieptis į viršų. Ir tos mintis pradėjo keistis ir taip toliau, nes atėjo tinkami žmonės, tinkami metodai, tinkamos knygos ir viskas tiesiog pradėjau sugerti tą viską. Ir po kažkiek laiko pradėjau stebėti, kas aplinkui mane vyksta, kad daug kas kovoja su tom sunkiom emocijom ir mintim ir taip toliau, ir tada atsirado toks natūralus poreikis to dalintis, su tais, kam tą reikia, ypač su tom, gal galėčiau pasakyti. Super. Ar gali dar pasidalinti, kaip gimė pavadinimas šio projekto? Man labai patinka šita dalis, nes mano gyvenime taip pakankamai ir tikėtai ir netikėtai atsirado draugas, mylimas vyras, ir vieną kartą aš tiesiog išgirdau iš jo tą žodį mylima ir pagalvojau, kas čia dabar vyksta, iš kur tai atėjo, ką tai reiškia, ir pagalvojau, kad iš esmės tai reiškia, kad aš viduj pati su savim taip jaučiuosi, kad aš įsileidžiu tą meilę iš aplinkos ir iš jo ir tas žodis būtent tą simbolizavo. Po to mes susitikom su drauge Asta, kuri irgi mes kartu šitą projektą įgyvendinam ir pašnekėjom ir taip toliau, ir išsirutuliojo tiesiog į Mes mylimas, nes visos moteris yra mylimas, tik ne visos tai jaučia, ne visos tai įsileidžia, ne visos jaučiasi vertos. Tai taip ir gimė tas pavadinimas. Meilės yra labai labai daug. Klausimas, kiek mes jos įsileidžiam. Meilės gausa. Taip gražu. Taip. Super. O gali išduoti, kas šiuo momentu tave šitam projektą labiausiai veža? Žinau, kad jūs dar ne taip seniai pradėjot, kad yra pradžia, kad įsivažiuoja, tai kuo dabar tu labiausiai džiaugiesi? Tokie du momentai tikriausiai. Pirmas tai yra pačiai jausti tą meilę, patirti ją iš pasaulio ir tuo dalintis. Aišku, visokių iššūkių būna, nes protas mąsto vienaip, įpročiai tam tikrai, bet kai tu pajauti, kad tavo širdis prisiliečia prie kitos širdies, bet iš tikrųjų ir nuoširdžiai, tas tikrai gydo. Ir tai tikriausiai nėra jokia mistika, kai pasižiūri atidžiau. O antras dalykas tai eksperimentavimas, nes atrodo, daug kas apie tai šneka vienokio ir kitokio kampu ir taip toliau, ir tai jau nuo amžių amžinųjų religijose, dvasiniuose mokymuose, dabar tai yra labiau per verslo kalbą, ateina lyderiai šneka apie tai, stiprios asmenybės, iš esmės visi šneka apie tą patį. Kaip pažinti save, kaip atrasti savo stipriasias savybės, kaip pamilti silpnasias ir kaip tą transformuoti ir nueiti ten, kur tu nori. Tai tas toks žaidimas. Eksperimentai gerai. Lolita, aš, kaip žinai, šituos video pristatau dėl to, kad dabar dirbu su tema verslas iš visos širdies ir noriu skleisti tokią žinutę ir tokius pavyzdžiais rodyti, kad kiekvienas mes turim idėją ir galim paversti ją realybę, galim dalintis ir daryti tai, kuo tikim iš visos širdies. Noriu paklausti, žinau, kad dalis žmonių, kurie žiūri šitos įrašus, dalis jūsų jau vysto tai ir veikia, o dalis iš jūsų galbūt dar delsėt ir nepradeda. Tai tiesiog, ką tu palinkėtum, ką pasakytum žmogui, kuris nori, bet vis dar taip trypčioje vietoje ir nesiryžta? Aš noriu paklausti, o ką tu prarasi? Iš esmės, taip, galbūt galvojame apie tai, ką žmonės pasakys, o jeigu pavyks, o jeigu nepavyks ir taip toliau.
bet kiek galima gyventi su tuo vidiniu jausmu, kad kažkur dar tuščia, kažkas dar neišbaigta, kad aš dar nesu ten, kur noriu būti. Ir šita rizika verta, nes anksčiau ir vėliau pasiseka. Po vieno bandymo ar po kelių ir galėtas ir į vidų įneša tokį daug džiaugsmo, daug pasitikėjimo savim, daug noro patirti pasaulį tokio, koks jis yra, to tokio atvirumo. Tai kiekviena pamoka yra labai vertinga. Super, aš labai pritariu, kad mes neturim ką prarasti, mes tik tai turim labai daug, ką galim gauti. Taip. Ir dar prisiminkit, kad jeigu jūs turit kažkokią idėją, tai reiškia yra žmonės, kurie nori tą iš jūsų sužinoti, išgirsti ir gauti. Na, o jeigu jums patiko ir norit sužinoti daugiau apie tai, apie projektą Mes mylimos ir apie Lolitos veiklą, tai Facebook'e jos puslapis yra Mes mylimos ir netgi žinau, kad yra pora renginių artėjančių, tai gyvai galite susitikti Vilniuje lapkričio vidury ir Gargžduose gruodžio pradžioj. Taigi pasižiūrėkit Facebook'e Mes mylimos, jeigu įdomu. Ir visiems kitiems noriu padėkoti, kad žiūrėjot, noriu pakviesti drąsiai eiti ir daryti tai, ko tikit visa širdim. Prisiminkit, kad visada jūs palaiko, traukos dėsnis jums atsiunčia tai, ko prašo. Nuostabios savaitės jums. Ačiū, Lolita, kad buvai. Ačiū labai. Sėkmės tau. Sėkmės visiems. Iki.